Labas rytas visiems, sveiki atvykę į 12 vlogmą, ta prasme, wow. Šiandieną labai gerai išsimiegojau ir žinokite, atsikėliau be žadintuvo. Jaučiuosi gan gerai, pilna energijos ir atrodo noriu varyti ir į sporto klubą ir viską. Labai ačiū vėlgi už jūsų nerimą, bet aš tikrai nesilsėsiu. Dirbsiu toliau, vakar, sakau, nuėjau anksčiau miegoti, tai pamiegojau, šiandien pamiegojau 8 valandas, tai 8 valandų mūsų kūnui tikrai drąsiai užtenka. Kol nesibaigs mano vlogmas iki 20 dienos, tol aš tikrai nesilsėsiu, tik tai paskutinės dienos vlogmas. Tai gausite tą vlogmą jau tikrai kitą dieną, nes tą dieną aš keliausiu, tai nemanau, kad aš visai turėsiu laiko suredaguoti jums, nebent grįžusi pas tėtį turėsiu laiko suredaguoti ir įkelti jums tą video. Gerai, o dabar galime atsidaryti mūsų kalendorius. Pirmiausia yra Beauty Crop kalendorius. Žiūrim, ką čia gavau. Tai Birthday Edition Lip Tint. Tai čia bus naujas produktas, nes jie ir apie tai šnekėjo, kad šitame kalendoriuje bus tikrai labai naujų daug produktų. Lūpdažį raudona, bet man atrodo, kad čia užsidedi, palaikai, nuvalai ir tada būna jūsų lūpos lieka toksai atspalvis. Reikės pabandyti, jeigu čia šitas. O, kaip skaniai kvepia. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Ką, susirašiau, pasidariau šukuoseną, makiažą. Šiandien pas mane yra labai lėtas toksai rytas, dabar yra 11, o dar šiaip realiai nieko taip ir nenuveikiau. Ir labai džiaugiuosi. Iš viso aš galvojau gal eiti dar pamiegoti, bet po to galvoju, ne, praeis diena, gal ant vakaro nusnūsiu. Prieš redaguojant šitą vlogmą tiesiog noriu šiandieną truputėlį nieko taip drastiškai neveikti, bet ir nenoriu sėdėti namuose. Tai pirmiausia važiuosime pasidaryti kalėdinių nagų šiandieną. Noriu nuvažiuoti iki Primarko. Nu tai va tokia va bus ir diena. Nuvažiuosiu iki Primarko, į kelias parduotuvės, pasidarysiu nagus. Bus tokia diena su manim. Gavau siuntinuką, tai galvoju parodysiu, ką čia gavau, bet aš jau įsivaizduoju, kad čia atėjo iš Nature Spell kompanijos, nes aš iš jų laukiu šiaip siuntinukų dabar, nes reikia daryti jiems šituos video, nes nebedaug laiko ir beliko. Bet dabar žiūriu, kad ne iš jų atėjo. Atėjo iš Latest in Beauty, Wants to Watch. Čia turbūt iš TikToko šiopo, tai reikės nufilmuoti. Labai faina dėžutė, labai fainas įpakavimas. Dabar žiūriu, kas čia yra. Ok, atsidarome. Tai čia jau bus dėžė pilna produktų, man atrodo. Wow, ta prasme, jo, pažiūrėkite. Nežinau, ar matosi ar nesimato, bet tikrai nemažai produktų yra čia. Tai dabar noriu viską ir peržiūrėti, ko čia yra. Turime Knight & Wilson drėkinanti plaukų kaukę. Tai va, 2 netgi turiu. Toliau, kas čia? Lūpų balzamas su SPF 30, netgi 3. Veido primeris. Wow, kiek čia visko daug. Tada žieminio laikotarpio kaukė drėkinanti. Ok, čia kažkoks tai yra irgi su SPF 30, čia veidui kažkas tai. Toliau, oh my god, čia kiek visko yra. Gerai, čia yra lūpų blizgas. Labai faina pakuotė. Blizganti eyelinerį, akių pravedėja. Drėkinantis lūpų lūpdažis. Antakių gelis, turbūt su spalva šitas bus, tai nekantrauju išbandyti. Kelis tokius segtukus plaukam. Body lasijonas. Vonios ir dušo želė. Tušas akių, bet pažiūrėkite, koks fainas pakavimas. Kevin Murphy turime leave-in paliekama kondicionierių tokį, treatmentą, kvepalai tokie. Ir tada turime highlighto paletę, ta prasme, wow.
Jūs įsivaizduokite, kiek čia aš jums dabar tų produktų parodžiau. Vienoj šitoj mažoj dėžutėj. Tokia šita dėžutė kainuoja, nežinau, ar čia ant to lankstinuko bus parašyta ar ne, bet aš žinau, kad labai prieinama kaina yra. Reikės pasižiūrėti, kiek tik tokia kainuoja, bet vien tiek kvepalai kainuoja 80 svarų, įsivaizduokite, va, šitie kvepalai. Tai nekantrauju juos išbandyti. Pilna dėžutė gėrybių, tikrai žinokite, apsimoka. Reikės padaryti šiandieną arba rytoj. Šitai dėžutė video būtinai. Jau žinokit, norėjau išvažiuoti iš namų, bet atėjo siunta, tai galvoju, atsidarom šitą siuntą. Iš kur čia atėjo, aš net neįsivaizduoju. Kokia sunki. Kas čia yra? Ar čia nebus koks vynas? Šampanas? Čia per šampanas, aš nieko tokio neužsisakiau. Net neparašyta, žinokite, iš kur atėjo. Turime Prosecco šampaną. Čia jau bus kažkokia kompanija man atsiuntus, bet atsiuntė turbūt be jokio užrašo, tai net nežinau, be jokios kortelės, tai net nežinau, kas čia, iš kur čia. Ir čia yra nektarinis gėrimas. Man atrodo, šitą gėriau, kai buvau Paryžiuje. Tik nežinau, kaip jį gerti reikia, neatsimenu. Bet man atrodo, su šampanu reikia maišyti. Nu, labai fainiai, tik būtų įdomu, kuri čia kompanija man atsiuntė dovanų, nes net neparašyta. Nieko nėra parašyta, ta prasme, niekur. Darom, gal čia yra tada. Turiu kažkokį ir voką, gerai pasižiūrim. Nuo ko čia? Aha, taip, kaip fainiai. Čia yra nuo Puffit kompanijos iš TikToko. Aš turiu tikrai nemažai jų striukių. Tai jie man atsiuntė šitą dėžę dovanų. Tai va, labai fain ir labai jiems noriu pasakyti didelį ačiū taipogi. Nes su jais jau 2 metus aš dirbu ir jų tikrai striukės yra nerealios. Parodysiu tuoj. Rodžiau vakar iš tikro vieną iš jų. Tai va, šitą baltą pirkdavau. Bet šiaip aš jų striukių turiu labai daug. Na. Čia kreminė, šita iš jų, šita iš jų, turiu juodą, kuri dar yra apačioje. Čia irgi iš jų ir dar turiu belekiek daug liemelių, bet jos yra viršuje, nes žiemos laikotarpiu aš nenešioju. Tai va, tikrai labai gera kompanija, man labai patinka jų striukės, jos yra šiltos, apsaugo nuo lietaus, nuo vėjo. Nu tikrai, jeigu nesate bandę tų striukių, užsisakykite, man labai jos patinka, tikrai labai rekomenduoju. Na, o dabar galiu lėkti į miestą. Dar turiu siuntą išsiųsti ir varysiu į miestą pasidaryti nagų. Susitikau su Nina, mes kaip visą laiką labai panašiai apsirengusios. Einam pavalgyti, varome į Brewdog ir turbūt pasimsim kažkokių burgerių, nes čia šiaip yra labai skanus burgeriai. Ir skani mėsa. Tai einam. Atidaryta bent jau? Uždaryta. Ok. Nepasisekė, uždaryta dėja gaila. Sako, feistai nuo 12, bet visos kėdės uždėta. Neatidaryta. Kiek valandų dabar? Neatidaryta, turime Nandos arba Ninai sakiau, galim eiti į Lilis. Galim bandyti. Tas Lilis nice. Skanu tenais. Atėjom pavalgyti į Iron Lilis. Naujas meniu, tai pirmą kartą išbandysime kažką iš naujo meniu. Paskutinį kartą, kai buvau, valgiau labai skanę buratą, bet įjungiu jūs lauką, nes muzika groja, tai man padarys copyright. Neseniai tik tai grįžau. Mano nagai, pažiūrėkite, aš pagaliau grįžau prie ilgų nagų. Pagalvojau dėl švenčių, kodėl ne, labai gražūs, kalėdiniai, šventiniai nagučiai. Kiek girdėjau, na tiksliau Nina sakė, kad reikia turėti nagus žalios ar raudonos spalvos šiais metais, man atrodo. Tai aš pasirinkau žalią, nes raudonus tokius bordinius jau turėjau kelis kartus šiais metais.
Tai šitokios spalvos dar nesu turėjusi. Čia tokia neoninė labiau, sakyčiau. Bet su blizgučiu, nu, gražiai padarė, gražiai. Dizainas tai labai patinka man. Dar kartą parodysiu, ta prasme, negaliu atsigrožėti aš šitais savo nagaučiais. Parodysiu, ką nusipirkau. Buvau Superdrug parduotuvėje ir nusipirkau kelis savo mėgstamiausius produktus. Tai nusipirkau šitą pudrą, nes jinai man labai patiko, tik tai mano spalvytė yra per tamsi mano. Aš turiu 140, tai dabar pabandysiu 128. Manau, kad šita turėtų tikrai man tikti ir nereikėtų maišyti su niekom. Taipogi pasiėmiau savo mėgstamiausią pudrytę. Irgi jėmiau šviesesnę spalvą, nes mano yra labai tamsi. Galvojau, dabar turėtų man kaip tik jinai tikti. Pasiėmiau žymiai šviesesnę, 21 spalvytę. Tai va, pudrytė ir tas, nu, man šitie produktai Maybellino labiausiai turbūt patinka, va šitie du. Ir taipogi šitas lūpų blizgis, tai šitą lūpų blizgį gavau dovanų, bet aš, jeigu perki, man atrodo, daugiau negu 15 svarų produktus iš Maybelline, gauni nemokamai blizgį. Aš jau tokį turiu, aš turiu netgi kelis, tai aš šitą paėmiau šitos spalvos įdėti į vieną iš jūsų hamperį dėsiu. Tai va, tiek iš Superdrug parduotuvės. Toliau buvau Primarke, nes reikėjo truputėlį paimti vaikam atostogų rūbų. Pirmiausia, paėmiau šitą šiltą tokį, na, papačią užsidėti ten po kokio megztinio ar kažkuom tai, ar po striukę. Čia yra pašiltintas, 9 svarai kainavo iš Primarko. Tai čia paėmiau Macy'ui, atrodo gan mažas, nu, bet jisai turi būti toksai aptemptas ant kūno. Tai šitas kainavo 9 svarai. Taipogi paėmiau vieną ir Milanai, bet gaila nebuvo jokios kitokios spalvos, tik tai buvo rožiniai ir dar kažkokies violetiniai, man atrodo, man nepatiko. Tai ir vienintelis dydis buvo rožinis Milanos. Tai paėmiau Milanai irgi va, toksai pašildytas. Čia grinai, nu čia tik tai žiemą užsidėti. Ir Milanai paėmiau tokias timpas priderinti, jos irgi yra su pukeliu viduj, tai bus labai šiltos, tai va, timpos ir tas, tai toksai setukas. Maisonui nebuvo, aišku, berniukų ir nebus timpų tokio amžiaus. Taipogi Milanai paėmiau paprastas juodas timpas, nes jinai praėjęs, kažkaip tai man siuntą atnešė. Tada taipogi paėmiau Macy'ui džinsus, nes rytoj jiem pasirodo vyksta kalėdinis renginys mokykloje, ne renginys, o koncertas. Tai jie kiekvienais metais šiaip daro, kur vaikai dainuoja, sueinate į asamblį ir vaikai dainuoja ten kalėdų dainas ir taip toliau. Tai nuvešiu kalėdinės aprangas vaikams. Tai va, paėmiau šitos juodus džinsus, šitie džinsai kainavo 6 svarai. Tada Macy'ui nupirkau beanie kepurytę, ieškau juodos, bet nebuvo. Reikės dar nuvažiuoti kažkur kitur pasižiūrėti, nes aš labai noriu beanie kepurėlės. Macy'ui tokios kepurėlės labai tinka, ne tos, kur užsideda ant visos galvos, bet tos, kur truputėlį uždengia ausis. Macy'ui labai tokios tinka. Tai va, paėmiau tokios spalvos, labai faina. Šito kainavo 2,30. Tada pasiėmiau kelis savo setukus. Nežinau, nes aš visą laiką filmuoju ir visada tos pačius setukus naudoju, tai bandau, kada galiu, tada atsinaujinu ir dabar pamačiau buvo nauja spalva, raudona, kalėdo šventės, tai va, 5 svarai. Man šitie setukai labai patinka, aš netgi dabar vieną esu užsidėjusi juodos spalvos. Ir tada taipogi pasiėmiau stringiukus. Šitų labai retai pas mus būna. Tai va, pamačiau, pasiėmiau 5 svarai už 3 poras. Tada taipogi Macy'ui paėmiau šitos batus į Norvegiją. Nežinau, ar jie tiks jam ar ne. Kažkaip iš akies paėmiau tą dydį. 30-31. Nu, tai pažiūrėsime, jeigu tiks, tai tiks. Jeigu ne, reikės eiti pakeisti. Bet va, kokie gražus. 16 svarų ir dar turi tokį pūkį per visą batą. Ta prasme, netgi viduj. Labai sunku kartais tokius batus rasti. Netgi viduj yra tas toksai pukelis. Dar tada savo pasiėmiau auskariukus, va tokius va. Aš žinokite, River Island užmačiau šitokius auskarus ir jie buvo 14 svarų. Grinai, labai panašus. O šitie 3,50. Tai va, šitos užsidėsiu šeštadienį. Dėl to ir pasiėmiau. Tai va, tokie pirkinukai iš mano Primarko. Išleidau apie 60 su biškį, man atrodo, svarų. Ir turiu siuntinukus atidaryti su jumis vėl. Bet man čia paliko viskas sušlapo, žinokite. Tai atidarau, parodau, ką aš čia gavau. Dar vieni juodi džinsai. Okay, tai va, turime platėjantis jau šitie tokie juodi džinsai. Man šitie labai patinka iš Kačmi, jie tikrai labai geros kokybės, labai tamposi. Nu, tikrai, aš turiu jau ne vieną porą, man labai patinka, gerai nešiojasi. Toliau, žiūrim, ką čia dar gavau. Kailinius, atrodo, man jų ir tai negana.
Bet vėlgi, tie patys kailiniai, kur aš turiu juodus, kreminius, tai aš jų dabar nepakuosiu, nes aš žinau, kai juos išpakuoja, jie pradeda visur veltis, kol viskas išsipurto. Tai va, bet šitokie man, va, jau dabar, netgi jau dabar iš maišo, va, krenta pukeliai visokiausi, tai nenoriu aš jų dabar pakuoti. Ir paskutinė siunta iš Nature Spell. Tai pažiūrim, ką aš čia gavau, bet aš jau žinau, Max, ko aš laukiu, bet labai didelė dėžė. Neturėtų tokia didelė dėžė būti. Laukiu kvepalų ir dar vieno setuko. Tai rytoj jau reikės jiems būtinai nufilmuoti tos video visus, nes šitas setukas, va, kur vakar rodžiau, dar salone ir stovi. Aš jo net nusinešiau į viršų visai. Nu, pažiūrėkim, ką čia gavom. Aš šiaip labai nekantrauju tų kvepalų. Man tie kvepalai, aš kai buvau Manchesterį tam TikToko renginį, tada pirmą kartą tuos kvepalus ir pauoščiau ir man labai patiko, bet jie sakė, kad dar jie net nėra prekyboje, tai tik tai atsiras. Tai va, dabar jie jau atsirado toj prekyboje ir visiems, kas, aišku, su jais dirba, išsiuntinėjo tuos kvepalus. Tai čia jau manau, kad čia va bus kvepalai. Net nerandu žirklių. Tai su atsuktuvu atsidarinėjau. Nenoriu naudoti nagų, nors galėčiau, nes labai aštrus. Nu va, ir kvepalai mano pasirinkti buvo Forest Harmony. Tai man šitie, žinokite, skaniausiai kvepėjo. Ir pažiūrėkite, koks gražus yra įpakavimas. Netgi jeigu užfokusuos, šiandieną nefokusuoja man kamera, nenori fokusuoti. Va. Žiūrėkite, koks gražus buteliukas, ta prasme, kaip prabangiai atrodo ir tinka prie nagų. Nu, man labai patinka šitas. Skaniai kvepia. Toksai, nežinau, net nemoku paaiškinti, labai, nu, tikrai toksai kaip Forest Harmony ir tokius gaivus, toksai, nežinau, miškas, gėlės, ta prasme, nu labai gaivus kvapas. Aš sakyčiau, kad čia toksai yra vasarinis kvapas labiau, bet ir saldus, man tikrai patinka, va. Kokia dėžutė yra, tokia, va, labai irgi tokia graži dovana, pavyzdžiui, tai čia yra ideali kalėda, manau. Na ir gavau vieną iš jų dovanų setukų. Tai va, šitas atėjo tarp dėžutės, vakarykštis neatėjo tarp dėžutės. Tai va, vieni ateina, kiti ne. Nesuprasi, tai va. Dėžutė tokia ir jos tikrai yra, sakyčiau, gan geros. Jau turėjau šitą dovanų dėžutę, tai va, dar kartą. Visus produktus aš jau turiu. Pirmiausia, turime spuogams, pleistriukai, vitamino C tonikas, vitamino C veido kremas, veido serumas su vitaminu C taipogi. Ir tada turime šitą papajaus vaisio veido makiažo valiklį. Tokia aliejaus tekstūra, kai uždedat ant veido, tiesiog labai gražiai visas makiažas nusivalo. Tai aš jau šituos visus esu pati išbandžiusi, bet reikia padaryti jiems paskutinius video, kelias tokias reklamas, tai turiu 3 video jiems nufilmuoti. Tai va, tokie mano pirkinukai, siuntinukai. Na ką, atsisėdau prie kompiuterio, eisiu redaguoti jums video, jau buvau nuvežti rūbų, dar draugė buvo atvažiavus, tai išgėrėm arbatos, kavos ir viskas, dabar darausi valgyti. Įsijungsiu kažkokį filmą ir tiesiog pailsėsiu, nors jau dabar yra 8 ir tik dabar redaguoju video, tai jis tikrai ilgai vėl kelsis man. Na, man kažkas rašėte, kodėl video taip ilgai keliasi. Tai kodėl taip užtrunka kelti video ilgai, tai dėl to, kad priklauso, koks failas yra. Mano failai tikrai yra dideli, kad gera kokybė būtų. Taipogi interneto kokybė kokia yra. Mano internetas ir taip yra pats greičiausias, tai jo pagreitinti neįmanoma. Kaip keliasi, taip keliasi. Nieko nepadarysiu, tikrai nieko negaliu padaryti, kad jisai greičiau keltųsi. Nebent jeigu aš filmuočiau iš telefono viską ir jum kelčiau, tai tada jo, labai greitai įsikeltų tas video ir nereikėtų man laukti belie kiek valandų, nes dabar tai tikrai laukiu kokias 2 valandas, kol man įsikels vlogmas į YouTube'ą. Tai va, tai tas užtrunka tikrai labai daug laiko, tiek išsaugoti video, tiek įkelti apie 3 valandas, 4 max, žinokite. Nu, dar plus redagavimas apie valandą kažkur, tai tikrai priklauso vėlgi kokio ilgumo vlogmas yra, kiek turiu suredaguoti. Nu, užtrunka, žinokite, užtrunka, aš kitaip negaliu, aš noriu, kad būtų gera kokybė, kad ir man būtų malonu po kažkiek laiko peržiūrėti viską. Ir aišku, noriu ir jums pateikti gerą kontentą savo YouTube kanale. Tai va, jums sakau didelį ačiū, kad žiūrėjote šiandienos vlogmą ir susimatysime rytoj.
Iki.